Sveiki visi. Šiandien noriu pasidalinti su jumis mintimi, kuri gimė manyje pirmadienio rytą. Mintis apie šventą kabutėse šventę, kurią pasaulis švenčia kiekvienais metais gruodžio mėnesį. Kada žmogus atvira širdimi ir noru suprasti atveria Dievo žodį, Bibliją, jie aplanko Dievo atsiųsta šventoji dvasia, kitaip tariant, vadinama tiesos dvasia. Jie atveria žmogui akis, parodo nueitą nuodėmingą kelią, duoda supratimą ir norą save pakeisti. Tai buvo ir man. Mano akis buvo atvertos. Man kilo klausimai, kokią šventę švenčia pasaulis? Ar tikrai šią dieną gimė Dievo sūnus? Ar tikrai ši diena yra šventa, kaip vaizduoja pasaulis? Klausiau savęs, klausiau kitų žmonių, iš kurių tikėjausi gauti atsakymus, bet konkretaus atsakymo negavau. Ieškojau atsakymo knygose, internete, bet neradau. Atsakymą radau Biblijoje, o atsakymas buvo toks, kad joje nebuvo įvardinta gimimo diena. O kada Jėzus Kristus 3,5 metų kartu su savo mokiniais vykdė Dievo jam pavestą darbą, niekas nešventė jo gimimo dienos ir apie tai nieko nėra parašyta šventajame rašte. Luko Evangelijoje 2 skyriuje yra paminėta, kad Ciesoriaus Augusto, tada valdė pagonišką Romos imperiją, buvo išleistas įsakymas surašyti visus gyventojus. Taip galima nuspėti metus, kelintais gimė Dievas. Visi to meto gyventojai, tame tarpe ir Marija nėščia, su Juozapu keliavo į Betliejų užsirašyti. Tame pačiame 2 skyriuje 8 eilutėje yra sakoma, kad toje apylinkėje nakvojo piemenys laukuose ir pakaitomis budėdami sergėjo savo bandą. Reiškia, piemenys miegojo naktį. Vadinasi, tai nebuvo žiemos laikas. Tai galėjo būti vėlyvas pavasaris, vasara arba ankstus ruduo. Vadinasi, tai nėra Jėzaus Kristaus gimimo diena. Tada kyla klausimas, kokią šventę švenčia pasaulis. Pirmadienio rytą atėjo atsakymas. Manau, Dievas išgirdo mano klausimą ir davė atsakymą, kuriuo noriu pasidalinti su jumis. Pats tikrai savo minties nebūčiau atvedęs prie tokio atsakymo. Atsakymas yra paslėptas eglėje, kurią visas pasaulis puošia kiekvienais metais, gruodžio mėnesį. Atsakymas visada yra padėtas prieš mūsų akis. Bet pradėsiu nuo Dievo žodžio Biblijos, kad suprastumėt, kas norima pasakyti ir kur slypi paslaptis. Biblijoje medis simbolizuoja žmogų, gyvybę. Medžiai simbolizuoja tautas, žmonių grupės. Ir tam puikus pavyzdys yra 1 psalmė, kuris sako, laimingas žmogus, kas atmeta nedorėlių patarimus, kas neina nusidėjėlių keliu ir nebendrauja su pašaipūnais, bet džiaugiasi viešpaties įstatymu ir masto jo įstatymą dieną ir naktį. Jis lyg medis pasodintas prie tekančio vandens, duodantis vaisių laikui atėjus ir jo lapai nevysta, kad ir ką darytų, jam sekasi. Nedorėliai netokie, jie kaip vėjo blaškomi pelai, todėl nedorėliai teisme neatsilaikys, nei nusidėjėliai teisiųjų sueigoje, nes viešpas globoja teisiųjų kelią, o nedorėlių kelias veda į pražūtį. Tai vat, žmogus yra medis, lyg medis. Tas žmogus, kuris vykdo Dievo įsakymą. Apie jo įstatymą masto dieną ir naktį, kuris atmeta nedorėlių patarimus ir neina nusidėjėlių takais. Jis yra lyg medis, pasodintas prie tekančio vandens. Ir čia kyla klausimas ir buvo iš karto duotas atsakymas, ką simbolizuoja nukirsta eglė. Tikrai ne gyvenimą, ar ne? Jis simbolizuoja atimtą viltį į gyvenimą. Arba kitaip tariant, negyva eglė simbolizuoja pačią mirtį, nes yra negyva, nukirsta. Vadinasi, šventos kabutėse šventės simboliu tampa negyva eglė, kurią daugelis pasaulio žmonių pasipuošia savo namus ir jie pasipuošia ir miestų aikštės.
Ir čia tampa nebesvarbu, kokia ta eglė - metalinė, plastikinė, popierinė ar natūrali nukirsta miške. Visais atvejais tai negyvos eglės simbolis. Parsinešęs į namus eglę, žmogus puošia ją įvairiausiais blizgučiais, apšviečia įvairiaspalvėmis lemputėmis ir kabina ant jos spindinčius žaisliukus. Ir tada po ją deda dovaną savo mylimiems vaikučiams. Atėjus tamsai ant jos sužiba visos ant jos pagabintos įvairiaspalvės lemputės. Laimingas žmogus darosi šeimos nuotraukas negyvos eglės fone. Klausimas, ar yra nors vienas, kuris norėtų pabūti eglės vietoje? Būti nukirstu, paskui papuoštų, tada palaistytų vandeniu, kad ne iš karto nuvystų, vėliau po šventės išmestų ir galiausiai sudegintų. Turbūt neatsirastų nei vieno, ar ne? Tai kur tada yra šios šventės šventumas? Kiek reikia iškirsti medžių, kad patenkinti šios šventos kabutėse šventės poreikius? Kiek reikia sudeginti kuro? Kiek reikia paimti energijos, kad patenkinti dirbtinai sukeltą žmoguje vartojimo poreikį arba besaikį vartojimą? Dievo žodis ragina žmogų būti paprastu savo poreikiams. Iš žemės imti tiek, kiek reikia tai dienai. Tai kur tada yra tas šventumas? Kokią šventę švenčia pasaulis? Tarkim, tai Dievo sūnaus gimtadienis. Dievo dangaus ir žemės, vandens šaltinių sutvėrėja, visos augmenijos ir gyvūnijos sutvėrėja, kūrėja, žmogus sveikina su negyvos eglės simboliu. Kokią žinią Dievui siunčia pasaulio miesto aikštės, Dievas kūrėjas ir nukirsta negyva išpuošta eglė. Jokie galai nesusiveda čia, tai tikrai nėra Dievo sūnaus gimimo šventė. Tada kas tai? Pagonis švenčia šią dieną, tai saulės garbinimo šventė, šviesos šventė, kada šviesa nugali tamsą ir dienos pradeda ilgėti. Yra prasmė, bet nėra prasmės eglėje, prie ko čia ta nukirsta negyva ir išpuošta eglė. Ir čia nesusiveda galai. Yra dar vienas, kažkada gyvendamas pas Dievą buvo šviesos nešėjas, galingas angelas, trečias po Dievo. Po Adomo nuopuolio tapo šio pasaulio kunigaikščiu, o po savo nuopuolio buvo išmestas iš dangaus ir gyvena tarp mūsų. Tai Liuciferis, dabar vadinamas šėtonu, vis dar save laikantis nešančių šviesą. Jo valdžioje yra mirtis. Jis žemėje pasėjo mirtį, skausmą, ligas, nepasitikėjimą ir baimę. Ir čia negyva eglė įgauna prasmę. Pamenat, kokia gyvo medžio prasmė Biblijoje? Tai žmogus ir gyvybė. Šėtono tikslas sunaikinti Dievo kūrinį, žmogų. Tad negyva eglė kaip tik tai ir simbolizuoja nukirzdintą, viešai pažemintą, ištremtą ir sudegintą Dievu tikinti žmogų. Aš pateikiau klausimą, kokią šventę švenčia pasaulis. Daviau 3 atsakymus, kurį pasirinksi tu, tai bus tavo pačio pasirinkimas. O visus raginu, susitaikykite su Dievu, atverkite savo širdis kūrėjai, būkite laimingi Dievo artume ir džiaukitės gyvenimu. Nugalėkite blogį ir mirtį savo gyvenimo kelyje. Ačiū visiems, kad mane klausėte. Iki susitikimo, mano draugai, tikėjimo broliai ir sesės, giminės ir žmonės, kurių nepažįstu, žiūri šį mano įrašą. Iki.